Labą dieną visiems atvykusiems čia į pirmą priemonės dizainas LT kvietimą. Ir jisai bus ko gero įdomus tiek mums, tiek jums rezultatais, kuriuos pasieksime kartu, tikiuosi. Taigi, mano dalis yra susijusi su pagalbos reikalavimais keliamais, tai yra konkurencijos teisės dalimi. Ir tik peršokę šį barjerą arba atitikę šitos reikalavimus, jūs būsite tinkami toliau žiūrėti galit reikalavimus, ar galit toliau vykdyti kitas sąlygas ir gauti paramą. Netitikę šių reikalavimų, kuriuos tik to išdėstysiu jums, jūsų paraiška bus atmetama. Taigi, tikrai ta priemonė yra savo suma nėra didelė, palyginus su kitom mūsų administruojamom paramos priemonėm. Tai yra, jei neklystu, iki 10 000 eurų paramos suma. Tai vėlgi būtų labai nesmagu, jeigu jūs parengtumėt visą paraišką, tikrai įdėtumėt daug darbo ir paaiškėtų, kad netitinkat pagrindinių tiesiog reikalavimų. Tai mano būtų siūlymas visgi pradėti vertinti savo galimybės štai pagal šį turinį, ar jūs atitinkate, galit praeiti reikalavimus, kurie yra nustatyti susijęs su pagalba, tai ar nesate sunkumus patiriant įmonę visų pirma, ar jums deminimis reglamentas, pagal kurį teikiama parama, gali būti taikomas ir galit gauti tą pagalbą, ir ar jūs atitinkat smulkaus ir vidutinio verslo apibrėžtį. Taigi, kaip matot, tokie yra 3 momentai, yra pakankamai svarbus, aišku, be jų yra ir kitų, bet, ir sakiau, be šių momentų jūs esate tiesiog netinkamas pareiškėjas. Taigi, kaip matom, aprašas nustato, kas yra sunkumus patiriant įmonę ir kad pareiškėjui jisai yra, jeigu jisai patiriantis sunkumų, pagalba nėra teikiama. Pagalbos sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtis yra duota nuoroda į, kaip matot, komisijos komunikatą. Ir aš jums trumpai pristatysiu kriterijus, kurie yra jame išdėstyti, kas yra sunkumus patirianti. Tai visų pirma yra A arba B kriterijus priklausomai nuo įmonės juridinė statusą. Jeigu, kaip pavyzdys, uždaroji akcinė bendrovė, tai jums būtų A kriterijus taikomas, jeigu ABAS irgi A, jeigu ten būtų tikroji ūkinė bendrinė didelė įmonė ar mažoji bendrinė, greičiausiai būtų B. Tai bet reikšmė yra iš esmės labai panaši, jeigu matom, čia formulė yra pakankamai tokia rezervai atimus kauptus nuostolius gaunam neigiamą sumą viršinti pusę pasirašyto akcinio kapitalo. Kitu atveju pasisvastyta, kad tai nedaugiau kaip pusė gali prarasti kapitalo pasirašyto, kuri apskaita dėl sukauptų nuostolių, tai paprastai kalbant, ar jūs esat praradę pusę realiai statinio kapitalo. Taigi, jeigu susidurėt su tą situaciją, atitinka tokį kriterijų, jūs esat iš karto priskiriamas sunkumus patiriančiai įmonė ir vėlgi parama tokiu atveju negali būti teikiama. Taip pat yra kiti kriterijai, kurie yra pakankamai tam tikrų atveju sudėtingai būtų įvertinami, bet mes pasakysiu, kaip vertinsim bent jau C kriterijų. Tai būtų, jeigu jūsų įmonėje matysim bankroto departamento duombazėje yra iškeltos bankroto pradėtos procedūros, mes laikysime, kad jūsų įmonė tenkina C kriterijų. Ir tokiu atveju vėlgi laikysim, kad jie yra sunkumus patirianti įmonė. Kaip matot, jeigu žinot bankroto įstatymą, pagal jį yra keletas momentų ir kriterijų, kuriais vadovaujantis galima būtų iškelti bankroto procedūras. Realiai, turbūt nemažai daliai įmonių formaliai žiūrint tą galima būtų padaryti. Tuo tarpu, aišku, tą įrodyti yra pakankamai sudėtinga, dėl to mes žiūrim pagal faktinį, ar faktiškai yra iškelta jums bankroto byla. D atvejis yra tas, jeigu jūsų įmonė jau yra kažkada atitikusi šios kriterijus
ir jį gavo sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbą. Tai vadinasi, jūsų įmonė jau buvo bėdoje, aš taip įvardinčiau, ties galbūt bankroto riba ir jūs gelbėjo valstybę ir tokiu būdu jums sudarė planą sanavimo ir restruktūrizavimo ir jeigu tas periodas vis dar to plano tęsiasi, laikomasi jo, vėlgi įmonė yra laikoma sunkumus patiriančia ir finansavimas jai negali būti skirtas. Taigi, kaip matot, yra 4 kriterijai, iš kurių realiai 3 yra taikomi konkrečiam ūkio subjektui, priklausomai nuo jo statuso juridinio. Ir kaip pavyzdį aš jums pateiksiu, matot, yra sunkumus patiriančias įmonės A skaičiavimo punkto apibrėžimas, tai grinai yra pateiktas pagal formulę, neigiamos sumos nustatymas, pusė įstatinio kapitalo skaičiavimas ir tuomet lyginimas, bet jeigu žiūrėtume paprasčiau, tai matytume, kad kapitalas tos įmonės 15, pavyzdžiui, rugsėjo 30 buvo 1,8 milijardo, tuo tarpu nuosavas kapitalas rezervai, kaip matom, nuosavybė yra 146 milijonai. Tai net neatlikus jokių skaičiavimų mes matom, kad yra daugiau nei 10 kartų prarastas, sumažėjęs nuosavas įstatinis kapitalas. Tai praradimai yra milžiniški ir tokia įmonė, akivaizdu, kad jinai yra patirianti sunkumų, priskiriama tokia apibrėžčiai. Tai vėlgi, jeigu jūs turit uždarą akcinę bendrovę, galite įsistatyti, aišku, į tą formulę, akivaizdžiai tos skaičiavimus savo ir pasitikrinti, ar tikrai jūs netitinka to kriterijus. Bet kaip ir sakiau, pats pagrindinis ir pirmas žvilgsnis į įmonę, tai žinokit, informacija bus patalpinta, tai galit ramiai, jos yra pakankamai nemažai ir kitose priemonėse, tai ir jeigu beje kiltų klausimai skaičiavimuose, vėlgi mes padedam jau konkrečiais atvejais, pareiškėjų galit kreiptis pateikiant tarpinę atskaitomybę. Taigi, sakau, pats pagrindinis atsiverčiat, ką jūs turit padaryti, tai paimti atskaitomybę vėliausia dabar patvirtintą, pasižiūrėti ją ir įsivertinti, ar nesat arti tos dalies pusę praradimo. Jeigu jūs esate tom momente, kad mes matytume, tarkim, jūsų būtų įstatinis 146, tarkim, būtų milijonai, ir, čia aišku, skaičiai yra milžiniški galbūt, bet mažesniam kalbėtų, bet turėtume apie SVV subjektus, bet ir matytume, kad tas skaičius yra praradimai, jau yra įmoniai praradimai, neuždirba jinai nuo įstatinio kapitalo, bet jau jis yra mažesnis už įstatinį, nors kiek. Tokias įmonės mes priskiriam rizikingų. Taigi mes turim teisę prašyti ir vėliau informacijos prieš sudarant sutartį ar prieš ministrui priimant įsakymą dėl finansavimo, pateikti vėliausią tarpinę atskaitomybę. Tai ką aš jums noriu pasakyti, kad jeigu jūs matot, kad galbūt dabar esate ties rizikos zona, tai turėtumėt labai stipriai žiūrėti ir valdyti savo finansus taip, kad neatsidurtumėt ministro skirimo įsakymo momentui arba sutarties sudarimui, kad netitiktumėt vėlgi sunkumus patiriančios įmonės statusą. Nes rizikingus mes papildomai tikrinsim. Tai kaip ir minėjau, vienas iš faktorių, tai vėlgi, sakau, įstatinio kapitalo yra praradimai. Taigi, tiek būtų iš sunkumus patiriančios, tai sakyčiau, sakau, svarbiausia, pasižiūrėkit paskutinės dabar tarpinės, pamatot, jeigu yra rizika, žiūrit, ką galite su ją daryti. Ir jeigu negalite įsivertinti, siūlyčiau kreiptis elektroniniu paštu, tai komunikacija ir jinai tikrai jums pateiks į LVP atsakymus, ar mes priskirtume tokį įmonę sunkumus patiriančiai. Taigi, tai tiek apie sunkumus patiriančią, dabar pagrindinis yra turbūt dokumentas, visgi tai yra leidžiantis jums teikti pagalbą, tai yra komisijos de minimis reglamentas, čia yra 1407-213 pramoninis reglamentas, kuris nustato tam tikras sąlygas ir kuriomis esant apskritai pagalba gali būti teikiama. Taigi viena iš tų sąlygų yra vienos įmonės, tai yra, jeigu teisingiau būtų vieno ūkio subjekto teikiama de minimis pagalbos suma neturi viršti 200 000 eurų per 3 finansinių metų įmonės laikotarpį. Jeigu veikia transporto sektorių įmonė, iki 100 000 eurų. Vienos įmonės
apibrėžti ir reikalavimus mums įsitikinti, kas ir jums kaip užpildyti tą, nustato aprašo 51.7 punktas, kuriame yra pasakyta, kad jūs turit pateikti visus ryšius, kurie nustatyti, kaip matom, reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalinga, kad užpildyti vienos įmonės deklaraciją. Tai jūs ją turėsit vėlgi pateikti čia LVP kartu su paraiška. Ir vėlgi, kas yra ta viena įmonė, vienas ūkio subjektas pagal šį reglamentą, tai jisai yra atitinkantis vieną iš 4 šių punktų, tai čia yra išdėstytas yra grinai 2 straipsnio 2 dalis, tai jūs turite suprasti, kad va tiem įmonėm tai ne tik, kad jūs vienas esate gavėjas kaip juridinis asmuo šitos pagalbos, bet ir realiai laikoma, kad tai yra gavėjas, būtų tam tikri vienetai susiję tam tikrais ryšiais, tai va būtent tai, kas atitinka vienos įmonės apibrėžti. Tai vienas iš tų ryšių yra pats prašiausias ir visiems dažniausiai suprantamas, tai yra akcijų turėjimas daugumoje ar balsavimo teisių vienoj ar vienos kitos atžvilgių įmonėse. Tai jeigu jūs turit, kaip pavyzdys, jūsų įmonė daugiau nei 50% balsų kitoje įmonėje, jūs turit vėlgi traukti į vienos įmonės deklaraciją tokias tai įmonės. Ir lygiai taip pat, jeigu jūsų įmonėje turi kita įmonė daugiau kaip 50% balsų, vėlgi traukiate deklaraciją. Tokia įmonė ir jūs dalinsitės tą vieną paramos, tai yra 200 000 eurų dalimi, jeigu neveikia transporto sektoriui. Toliau yra kita teisė, tai jeigu jums įstatų ar kitais dokumentais sutartimis yra suteikta teisė paskirti daugumą kitos įmonės administracijos ar valdymo ar priežiūros organų narių ir vėlgi atvirkščiai, jeigu jūs matot, kad jūsų kažkas turi teisę paskirinėti kitą įmonę, ne akcininkas, o kitą įmonę, tai vėlgi tokia įmonė turi irgi atsidurti vienos įmonės deklaracijai. Tuomet yra C punktas, tai vėlgi gali būti įstatuose, tam tikros nuostatos yra įdėtos, kuriuose gali būti suteiktos kitai įmoniai daryti poveikį jūsų įmonėje lemiamą įtaką. Tai vėlgi čia reiktų žiūrėti jūsų įstatus ir kokios ten, ar nėra kažkokių išimtinių teisių suteiktų kitom įmonėms. Ir vėlgi kitas yra D momentas, tai kai tam tikros įmonės yra susitarimai sudaryti su kitos įmonės akcininkais ar nariais, kaip matot, tarp kurios būdu galit kontroliuoti vėlgi balsavimo teisų daugumą. Tai panašu į A punktą, tik tais jame turėtų dar būti susitarimas atsirasti. Tai vėlgi, kaip matot, yra ta viena įmonė, yra tam tikra grupė įmonių, kurie sieja susijusi, sakyčiau, įmonių ryšiai. Tai viena kitą vienokiu ar būdu kitokiu gali kontroliuoti. Kodėl tai jūs yra svarbu? Tai, kad jūs galbūt patys, kaip pareiškėjas, jaučiatės maža įmonė, kaip pavyzdys yra, jūs, tarkim, būtumėt C šitam pavyzdėlį, galvotumėt, kad yra virš jūsų A, yra, tarkim, tik tais akcininkas, tuo tarpu gali būti, kad jūs net nežinote apie egzistavimą B ir D. Tas yra visiškai įmanoma. Ir gali sudaryti tokia situacija, kad neklausiant A, jūs įtraukėt žinodami A į deklaraciją vienos įmonės ir save C, neįtraukdami B ir D. Tuo tarpu, kaip matom, gali sudaryti situacija, kad B ir D gali būti jau išnaudoję labai didelę dalį de minimis pagalbos. Tai yra vienas atvejis, kada jums tai yra svarbu, nes jūs galite paruošti visą paraišką, pasitikrinti, atrodo likutis lyg yra ir rezultatė gaunasi, kad jūs tiesiog negalit gauti paramos, nes jau yra išnaudota de minimis pagalba. Kita situacija gali atsidurti tokia, kad jūs, tarkim, pasižiūrit, kad yra vėlgi A įmonė, čia nežinot BD, pateikėt ir pateikė paraišką, tarkim, D įmonė ir C vienu metu. Tokių irgi būna situacijų ir tokiu atveju gaunasi, kad turėsit pasirinkti ar C ar D. Jeigu būtų išnaudotas tas likutis, gali gauti pagalbą ar ne. Taigi, kokia mano žinutė būtų, kad turit klausti ir kalbėti su akcininkais ir klausti, ar juos nesieja tam tikri ryšiai, kuriuos aš prieš tai išvardinau. Štai tokius, faktiškai klausimas akcininkui būtų toks, ar mūsų dar įmonės
mūsų įmonė nesieja kokie nors iš čia įvardintų ryšių su kitomis įmonėmis. Nes tai yra būtent svarbu siekiant nustatyti, ar mes galim gauti jums pagalbą ar ne. Kitas momentas, kuris gali būti dar svarbus dėl dydžio, tai yra tai, kad jūs būdami C, negalite nežinoti, vėlgi gal žinot, kad B ir D yra ten tos įmonės, bet negalite ir nežinoti, kiek išnaudoja tos pagalbos kitos įmonės su jumis susijusios. Tokiu atveju viena opcija yra, vėlgi, aišku, kreiptis per akcininką klausti, nežinau, kiek faktiškai gausit tos tikslios informacijos, jeigu valdo tinkamai pakankamai, nes gausit. Kita opcija yra oficiali, tai yra gavus ryšius iš akcininko jūsų įmonių, kurios yra siejami tam tikri ryšiai, kuriuos įvardinau, kreipiatės į konkurencijos tarybą raštu ir rašot, mūsų įmonė C nori sužinoti, ar mūsų likutis yra, koks yra likutis šiai dienai dėminimis pagalbos ir su mumis susijusios įmonės yra A, B ir D. Tai tokiu atveju jūs gausit iš konkurencijos tarybos atsakymą, kurį yra atsakinga už valstybės ir dėminimis pagalbos registrą, kad, yra likutis, jeigu C, tarkim, 20 nebūtų gavusi, tai dar yra galimybė gauti tą pagalbos dydį. Taigi, tie du keliai, aišku, per akcininkus greitesnis, per konkurencijos tarybą lėtesnis, registras aplikacijos tokios neturi, kad galėtumėt prieiti jūs viešai ir pasitikrinti, tai belieka tie du keliai. Tai kuriuos, sakau, tikrai siūlau pasitikrinti, nes, esam susidūrę su situacijom, kai yra pateikiamas pilnas paraiškos ir likutis būna nepakankamas. Norėjau paklausti iš to pačiu kitiems, nes mes jau su dėminimis susiję ir su vienos įmonės statusu jau teko dirbėti. Taip. Tai situacija, kas kitiem patarimas, išsiaiškinkit su akcininkais netgi apie tas įmonės, kurios nevykdo veiklos. Nes turėjom situacijų, kai akcininkas turi įmonės, kurių amžius yra 80 metų, kurios nevykdo veiklos ir LVP tiesiog, taip, yra tokių įmonių, kurios neuždarytos, kurios kažkada vykdė veiklą ir jos buvo pristabdytos veiklos ir akcininkas neuždarė tų įmonių. Ir išeina situacija tokia, kad LVP papildomai klausia ir sako, kad jūs gal nepilną informaciją pateikėt, gal jūs meluojat, gal dar kažkas, bet viskas sueina į tai, kad įmonės, kad ir neaktyvios, jos vis tiek yra registrė ir LVP visus tos dalykus mato. Tai kad susižinokit netgi tuos dalykus, kurie jau neegzistuoja. Kai kas gal individualios kokios neuždarės, kai kas gal UABO dar kažkas. Tai geras turbūt, kaip matot, jau iš patirties perspėjimas, nes ką aš dar, kaip ir jums sakiau, paramos suma nėra didelė, tai labai ir jūsų prašau pagalbos iš tikrųjų, kad administravimo kaštai yra tikrai dideli mūsų, kaip bebūtų, kaip mato, taisyklės yra pakankamai griežtos, kurių turim laikytis ir jeigu, gali susidaryti tokia situacija, kad mūsų administravimas, kainuos labai ženklę tos pagalbos dalį, tai nuo mūsų ir jūsų kartu to darnaus supratimo ir darbo, ką reikia pateikti, priklausys, kiek tas greitai jūs pagalba pasieks ir kiek, efektyviai mes naudosim savo resursus administravimo. Mes norėtume jų tikrai minimaliai naudoti ir minimaliai vėlgi jūsų trukdyti ir klausti, dar papildomai traukit kažkokius duomenis. Tai jūs tikrai įsivertinkit ir pasižiūrėkit, kokios įmonės yra ir nurodykit, kad jos nevykdo veiklos. Galit papildomai pateikti lydraštį vieną, kuriame paaiškinant tą situaciją. Kad galėtume tikrai mes vertinti jau, kuo daugiau norėsiu paraiškų įvertinti su minimaliu paklausimų skaičiumi visgi. Ypač, kai kalbam tikrai tą sumą, nedidelę. Tai dėl to prašau, sakau, tikrai pačių šiek tiek padirbėti, pasiaiškinant tos ryšius. Kas, aišku, jau yra teikęs paraiškas, tai, ir šiai dienai kažkur, tai mūsų per ūkio ministeriją yra labai nemaža dalis pagalbos teikimo kaip dėminimis, tai turbūt jau ir turėsit tas vienos įmonės deklaracijas ir čia viskas tvarkoj, bet tie, kurie dar nesat teikę ir jeigu esat ypatingai ne tik, kad viena maža įmonė, bet jau kaip matot, kad kažkokie yra ryšiai su kitom įmonėm ir akcininkais, tai tikrai, siūlau pasiaiškinti tą ir, paspartinti tokiu būdu vertinimo procesą. Taigi, ir be abejo, ko dar prašau, tai neprisitraukite visko, ko ir nereikia į vienos įmonės deklaraciją. Kas neturi būti traukiama, tai vėliau gali turėti pasiekmių jums vėliau gaunant pagalbą.
netinkamai nusistačius. Taigi, dėl to ir, sakau, toliau dėstau, kas yra viena įmonė, ką sudaro. Tai jeigu, kaip matant, jūsų akcininkas, koks yra fizinis asmo, kuris vykdo ūkinę komercinę veiklą, tokiu atveju, jeigu jisai turi A ir B įmonių ryšius, juos sieja per tą tik išvardintus, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, akcijų daugumą turi vienoje ir kitoje įmonėje, taigi tokios įmonės yra traukiamas į vienos įmonės deklaraciją. Bet, kaip matom, situacija yra priešinga, jeigu yra akcininkas fizinis asmo, kuris nevykdo ūkinės komercinės veiklos. Jisai yra tiesiog turintis akcijų žmogus, bet pats neteikia jokių paslaugų ir prekių į rinką. Tas prekių ir paslaugų teikimas į rinką dažniausiai atvejai tokie, tai yra turto nuomonė kilnojimo, kaip pavyzdys jūsų akcininkas pats, kaip fizinis asmo turi turto ir jį nuomoja, kas dabar pakankamai Vilniui populiaru ypatingai darosi, ir turi savo liudijimą išsiėmęs, tarkim, ten verslo ir gauna pats pajamas kaip fizinis asmo, tai toks būtų per tokį asmenį turimos dvi įmonės jau sietųsi. Kita opcija, kai jisai turi, tarkim, jėgainės, elektros ir saulės ir pardavinėja ESO padidintais tarifais, supirkinė, tarkim. Ar vėjo jėgainės. Tai yra, tie atvejai, kurie pasitaiko. Taip pat galimas atvejis, aišku, dizaino priemoniai gal ir nebus, bet ūkininkas, jeigu ūkininkas vykdo ūkininko veiklą, tai nereiškia, kad jis ten turi pažymėjimą ir gyvena Vilniaus rajone ir turi pažymėjimą tik tam, kad galėtų pastatyti namą ir jokios ūkinės veiklos nevykdo realiai. Yra tokių nemažai irgi, bet realiai mes kalbam apie tos, kurie vykdo. Tai yra, turi teikti prekes ir paslaugas. Jeigu turi pardavimų kažkokį iš ūkio, vėlgi jis jau bus laikomas ūkio subjektų ir per jį tos įmonės siesis. Taigi, tai va čia yra toks niuansas su akcininku, kai jūs turite aiškintis, ar jisai tikrai vykdo ar nevykdo. Gal tas klausimas nepatogus bus, bet jūs turite jį užduoti visgi akcininkai. Kita situacija yra reta, turbūt visiškai, bet ją pateikia mums irgi Europos komisija išaiškinime kaip pavyzdį. Jeigu ERF įmonės valdo po 25% A, B, C ir D įmonės ir tarp jų nėra jokių ryšių, nei vienas neturi lemiamos įtakos vienas kitam ar per akcijas, niekaip jos ne grupė įmonių susijęs, nei vienas ekonominis vienetas, tai ERF vėlgi bus laikoma, kad jie gali gauti kiekviena atskirai po savo dėminimis ribą ir jų įtraukti ERF į vienos įmonės deklaraciją nereikėtų. Situacija čia turbūt mažai tikėtina, turbūt nebus jos, bet dar viena yra opcija išimtis reglamente. Norėčiau tik ją pasakyti dėl to, kad lietuviškam vertime yra šiek tiek padaryta vertinimo klaida, sakyčiau, riebi, mano supratimu. Yra public body, yra kažkaip tai vieša įstaiga yra išversta. Tai kartais skaitydami pareiškėjai skaito preambulę, ten 4 punktą ir sako, va, per viešą įstaigą tai mes nesisiejam. Tai angliškam yra public body, tai viešo administravimo institucijos turėtų būti, tai kaip pavyzdys savivaldybė čia būtų. Tai jeigu savivaldybė turėtų įmonę Vilniaus vandenų, tai su jos įsteigtos jau įmonės sietųsi į vieną įmonę. Tuo tarpu, jeigu būtų grinda kokia, kuri tiesiogiai po savivaldybė, tai jos jau nebepatektų į tą patį į vienos įmonės deklaraciją, tą pačią nepatektų. Tai toks yra tam tikrai išimtis, kuri yra suteikta viešo administravimo institucijom, bet tikrai ne viešosiam įstaigom. Tai to, prašau, netaikyti viešom įstaigom. Tai vėlgi, kaip ir pasikartosiu, svarbiausia, kad dar būtų dalis jūsų, likutis būtų pakankamas. Nenorėtume susidurti su nepakankamu, dėl to dar kartą pakartoju ir prašau jūsų tikrai pasitikrinkit, kiek yra ko gavę savo susijusių įmonių. Ir viena iš įdomesnių dalių reglamento, kuri yra susijusių neremamom veiklom. Taigi, kaip matom, reglamentas šis taikomas yra visgi pramoninis, jisai taip vadinamas, ir nėra jisai taikomas žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, kuriame taikomas šis reglamentas. Tai kaip pavyzdys,
jeigu būtų žuvininkystės sektoriaus, tai tarkim šprotų, konservų ir taip toliau gamyba vėlgi patenka žuvininkystės sektoriaus taikymo sritį, tokie produktai. Ir jeigu ten tas dizainas būtų susijęs, ko gero, su šprotų dėžute, jos pakeitimu, tai jisai tiesiog būtų netinkamas pagal šią priemonę, nes reglamentas netaikomas tam sektoriui, mes jo neremiam šios sektoriaus. Taigi, jeigu jūs jaučiate žuvies kvapą, tai pirmas dalykas, atsiversti siūlau reglamentą 104, jame yra ten pakankamai aiškiai išdėstyta, kas patenka jo taikymo sritį. Jeigu matote, kad galbūt dvejojate, ar tikrai jūs susiję su šita sritim, nes gali būti tikrai, kad būsit susiję, tai siūlau kreiptis tuomet į mus, per komunikaciją LVP tinklalapyje, puslapį, elektroninio pašto adresu. Ir mes, kiek turėdami patirties, pasistengsim savo patirtim vadovaujantis įsivertinti. Jeigu prireiks, atsakingom institucijom kreipsimės ir gausim tikrai tą atsakymą, ar mes jums galėsim teikti ar ne. Tai vėlgi, jeigu papuolat į pilką zoną, visada siūlau kreiptis. Nes sakau, norėtųsi, kad jūsų paraiškos ateitų maksimaliai tinkamoj parinkti. Toliau yra pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorėje, tai susijęs su tik pagamintų tų produktų vėlgi gamyba nėra čia pakankamai vėlgi atskiros, ten labai aiškios dalies irgi kai kuriais momentais atskirimo, tai jeigu su žemės ūkiu jūs jau gamybą susijęs, tai siūlyčiau įsivertinti, ar tai nėra pirminė ten paruošimas jos pardavimų ten. Aišku, jeigu runkelius gausim, tai bus labai aišku, bet jeigu gaunam kažkokį jau su perdirbimo procesu susietos dalykus, jau jisai kartais gali būti sakyti, kad galbūt tai nėra pirminė žemės ūkio sektorius, bet čia yra įmanoma, kad su juo susidurt galim. Ir aišku, čia dar yra reglamento papildoma nuostata, kad tiesioginė pagalba eksportui neteikiama, tai šitoj vietoj, mes turbūt ir nepataiksim ją. Tai vėlgi, kaip sakau, karvės, šitas runkeliai, žuvis, jeigu jūs matot, kad einat į tą žemės ūkio, į tą žuvininkystės sritį, tai siūlau labai detaliai vertintis, jeigu ką klausti iš karto mūsų. Pasistengsim tikrai maksimaliai greit atsakyti. Nes vėlgi, sakau, paruošit visą po to paraišką ir ir trečias, paskutinis mano pristatymo dalis etapas būtų pristatyti jums, kad visgi parama yra teikiama pagal trečią prioritetą ir teikiama yra tik SVV subjektam. Taigi, didelės įmonės statusą turinčios pagalbos pagal šią priemonę įmonės gauti negali. Ir kaip matom, dar ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad tai yra SVV, matot, subjektas, tuo tarpu pagal aprašą yra MVI, tai ta prasme labai pasako, kad tai yra aiškiai, kad tai yra įmonės turi būti, tai jau fiziniai asmenys teikti, kaip matom, pagalbos negali, nors fizinis asmo, kuris vykdo ūkinę komercinę veiklą, jisai gali būti SVV subjektų, bet aprašas uždeda susiaurinimą, kad pagalba galimi pareiškėjai yra mažos vidutinės įmonės. Tai, kaip matom, ūkininkas Jonas Petraitis negali ateiti ir teikti paraiškos, nes jis nėra įmonė. Taigi, jums bet kuriuo atveju tai turi būti SVV subjektas. Ir SVV subjektui skaičiuoti yra įmami 3 dėmenys, yra darbuotojų skaičius, apyvarta ir turtas. Ir pagal šiuo metu galiojantį SVV įstatymą ribos yra vis dar štai šios. Jūsų yra, atveju svarbiausia yra įsitikinti tik tais dėl vienos dalies, ar jūs neperžengėt vidutinės įmonės statusą. Intensyvumas vienodas? Ne? Tada skiriasi, svarbu. Tada svarbus visi 3, kuriuo jūs lentynėlį atsidursit. Bet kritinis yra, aš visada į kritinį labiausiai nusiteikęs, nes norėtųsi, kad praeitų paraškos, nes ten vėliau intensyvumo klausimas. Tai yra, pradedam nuo darbuotojų skaičiaus. Darbuotojų skaičius, jeigu jisai viršė 250 vienetų jūsų įmonių grupiai, automatiškai jūs
laikomas nebetinkamu, didelės įmonės statuso turinčių vienetų ir pagalba jums nebeteikiama ir gali daugiau nieko neberašyti. Antra situacija yra toliau žiūrim. Neturim 250, nuo ko pradedam žiūrėti. Žiūrim apyvartą, grupės kartoju, ne vienos jūsų pareiškėjų, bet grupės įmonių sėtas tam tikrais ryšiais. Ar neviršė 40 milijonų eurų ir turtas ar neviršė 27 milijonų eurų. Vienas skaičius iš tų gali būti viršytas, tai tuomet dar vis būsite priskiriama SVV subjektui. Tuo tarpu, jeigu abu, tiek 40 milijonų apyvarta, tiek turtas viršytas, jūs automatiškai vėlgi tapsit nors ir neturėdami 250 darbuotojų, būsit laikomi didelės įmonės statusą turinčią. Tai vėlgi, kaip aš ir sakau, siūlau toliau pirmą testą išlaikę, tada leidžiamės į pačią apačią ir žiūrim įmonė iki 10 darbuotojų, jeigu iki 10 žiūrim šitos du skaičius ir ar kylam ar ne. Jeigu pavyzdys 8 darbuotojai, metinė apyvarta iki 2 milijonų, viskas tvarkoja su labai maža įmonė ir užpildau deklaraciją. Jeigu matau, kad peršoku duomenis, vėlgi žiūriu toliau, ar atitinku 7,5, ar apyvarta neviršė 7, ar turtas neviršė 5. Jeigu čia lieku sustoju, tada esu maža įmonė. Na tai aš tai siūlau tokiu būdu vertinimą atlikti, tai šitoje vietoje yra ši lentelė dar vis galiojanti, šiai dienai yra rengiamas įstatymo pakeitimas, kuris praplės šiek tiek tas ribas, bet vėlgi tai yra įstatymo projektas. Tai siūlau žiūrėti į tą dokumentą. Ne darbuotojų skaičių, tik tais turto ir apyvartos. Jisai pas mus yra pakankamai, likę duomenys yra dėl metinės ir turto dydžio, dabar bijau sumeluoti, pakankamai seni europiniai, jau gal 10-metį truputį atsilieka, mes pamažinę savo įmonėms suteikia tokį kaip ir didesnį statusą automatiškai gaunasi. Taip yra, bet panašu, kad per artimiausius metus galbūt turėsim tą kitą dydį. Tai tam tikrom įmonėm tai bus aktualu vėlgi. Ir ten bus pakankamai dar, tikiuosi, daug naujovių, bet juos apie jas vėliau. Taigi duomenų nustatymui žiūrėsim metinius duomenis, patvirtinęs finansinės skaitomybės, ir jie bus įmami metiniai. Tai dabar yra spalis, tai turbūt visgi dar žiūrėsim už 15 metinius, ar ne? Toks bus lūžis, jau toks lūžis pakankamai gali įvykti, nežinau, kaip bus vertinamas ir kiek jisai užtruks. Gali būti, kad ir perkops, ir jau gali būti duomenys vėlgi būti tikslinami. Tai čia sunku pasakyti, kiek vertimui numatyta dabar yra laiko. 3 mėnesiai. Tai turėtų veiktis sausio pabaigoje. Tai juo labiau siūlyčiau visiems labai susikomplektuoti, labai tinkamai parengti dokumentus, kad kuo greičiau užbaigtume vertinimą ir kad nereiktų šokti į kitus metus ir pervertinėti statusą pagal 16. Nes gali būti, ko gero, tie lūžę metai nėra patys geriausi. Taigi, bet kuriuo atveju su paraiška jūs teiksite metinius ir jeigu jūsų įmonės metai finansiniai sutampa su kalendoriniais metais, tai pildysit pagal 15 turbūt metų vidutinį darbuotojų skaičių, tiek ir turtą, tiek apyvartą žiūrėsit. Ir, kaip matom, yra ūkio ministro įsakymas 15 metų, jisai buvo patikslintas. Ir, kaip matom, jisai skaičiuoja darbuotojus, skaičiuojamas skaičius yra ne vienetais, o etatais. Taigi, jeigu įmonėje dirba pusė etato, tai 2 po pusę etato bus prilygstamas vienam darbuotojui. Tai kaip matome, jeigu, tarkim, 250 darbuotojų būtų po pusę etato, tai būtų realiai 500 žmonių dirbtų. Tai skaičiavimas yra ne darbuotojais, o etatais. Taigi, kaip matom, skaičiuojama pagal mėnesius. Čia išdėstytas pavyzdys ir jo tas skaičius po to proporcingai dalinamas iš 12. Kiekvieno laikotarpio pabaigai turimas. Tai čia galėtumėt susidėti savo duomenis ir įsivertinti. Tiesa, dar ką norėčiau pasakyti, jeigu netyčia taip atsidurtų, čia yra sumažinta situacija, bet jeigu yra 1,5 etato dirbantis žmogus, tai vėlgi supraskit, kad tas skaičius didės automatiškai, kas irgi įmanoma.
mažiau tikėtina versle, kad tas įvyktų, bet gali būti. Taigi, toliau, kas jums yra labai svarbu, tai vėlgi, kas tas yra SVV vienetas ir kaip nustatyti tą statusą. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, nėra tik tais vienas jūsų juridinis asmuo, tai gali būti ir tam tikrais ryšiais visgi susietas su jumis įmonės. Tie ryšiai yra dviejų tipų. Vienas iš jų yra partneriniai ryšiai, kitas yra susijusios įmonės ryšiai. Ir tas ryšys, aš taip įvardinčiau, pagal tam tikrą stiprumą. Nustatomos ir susijusios įmonės yra tas didesnis stiprumas ryšio, tai yra labai panašus, ką aš jums pristačiau, susijusi su vienos įmonės statusui. Dažnai yra painiojama tikslai ir SVV subjekto ir vienos įmonės deklaracijos pildymo, tai norėčiau jums taip užfiksuoti, kad susijusios įmonės ir partnerinės yra vertinamos siekiant nustatyti įmonės dydį. Vienos įmonės deklaracija yra skirta tam, kad tam tikrais ryšiais susietus įmonėms nustatyti joms maksimalę teikiamas pagalbos ribą, tai yra 200 000 eurų. Tai kaip matom, čia yra dydis, ar esu didelis, ar esu mažiukas, ten, ar aš vis dar galiu gauti pinigų, ta grupė mano susietų įmonių. Tai vėlgi yra skirtumas tikslų ir su reglamentu naujų komisija į de minimis nustatė pirmus 4 ryšius, jie įvardino ir perkelė į vienos įmonės deklaraciją iš esmės, tai yra tie patys ryšiai kaip ir susijusių, įskyrus ryšius, kaip matom, per fizinį asmenį. SVV statusui nustatyti jau yra svarbu fizinio asmens veiklos ar kartu veikiančių su jo fiziniu asmenu ir ar yra tarp jų ryšiai, yra 1, 2, 3, 4, ar jie turi kartu veikiantis arba vienas fizinis asmo, arba dalyvių balsų daugumą, ar gali daryti lemiamą įtaką kitai įmoniai, ar turi sudarę sutartis. Tik su dar viena papildoma sąlyga, kad jie turi veikti tos įmonės toj pačioj veikla užsimti arba toj pačioj rinkoje arba susijusia rinkose ir veiklos turi sutapti ar bent jau dalis veiklų. Tai ką reiškia? Jeigu vienos įmonės deklaracijai, pavyzdžiui, būtų taip, kad fizinis asmuo turi vieną IT kompaniją programavimo ir turi A kompaniją, turi B programavimo kompaniją, jos galėtų kiekviena atskirai gauti per fizinį asmenį susijusi, pavyzdžiui, per mane, kuris nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos, jos abi galėtų gauti po 200 000 eurų. Tuo tarpu, kai mes nustatom jau statusą, įmonės dydį, tai tuomet mes turėtume jau vadovautis šituo 5 punktu ir matyti, traukti savo deklaraciją, kadangi tas pats fizinis asmuo užsiema, tą pačią veiklą, jeigu IT būtų sektoriui, tarkim, abi veikiančios įmonės, programavimo, kaip pavyzdys, jos būtų ir veiktų Lietuvoje, ar Europos Sąjungoje, nes rinka IT tikrai kaip minimum būtų Europos Sąjungos laikoma rinka, nors ne šiaip globali iš esmės turbūt būtų. Ir tai būtų veikimas toj pačioj rinkoje, užsiema veikla ta pati, SVV deklaracija, jau jos būtų traukiamas kaip susijusios įmonės. Tai kaip matom, toks yra truputį skirtumas, tai fizinio asmens traktavimas į vienos įmonės deklaracijai ir SVV statusui nustatyti. Ten fizinio asmens yra svarbi situacija ta, ar jisai vykdo ūkinę komercinę veiklą ar ne. Tik tada jūs gali sutraukti į vienos įmonės deklaraciją. SVV statusui nustatyti situacija irgi yra panaši kuom, kad jeigu jūsų tas asmo vykdo ūkinę komercinę veiklą, šitas jau momentas pasidaro veiklos dalis visiškai nesvarbi. Jeigu jisai vykdo ūkinę komercinę veiklą, jisai gali turėti maitinimo įstaigą ir IT, jos bus susijusios. Jau per asmenis jis bus laikomas ūkio subjektų ir bus pirmas punktas taikomas, turi daugumą balsų. Jis jau bus laikoma įmonė, ūkio subjektų. Taigi, vėlgi sakau, ar akcininkas vykdo ar nevykdo, yra labai svarbu išsiaiškinti ūkinę komercinę veiklą ar verčiasi, nes tai bus tiek vienos įmonės deklaracijos spindės ir tiek gali turėti poveikį susijusius įmonės nustatymą. Taigi vėlgi, kaip sakau, žiūrit vėlgi tam tikrus ryšius. Kita situacija yra, kai tie ryšiai yra
mažesni nei susijusios įmonės, jie įvardyjami partnerinės įmonės ryšiai. Šie ryšiai vėlgi į vienos įmonės deklaraciją nėra traukiami, tuo tarpu SVV dydžiui nustatyti, ar esi SVV subjektas, yra traukiami. Visi ryšiai, kurie yra nuo 25% iki 50% mintinai. Tai ar jūs turite akcijų dalį arba dalyvių balsų dalį, tarkim, viešai iš 4 dalininkų turit vieną dalį, tai 25%, partnerinė būtų įmonė. Jeigu turit dalį akcijų, vėlgi jau skaičiuotus ir turėtumėte traukti į SVV deklaraciją. Koks yra niuansas su partnerinėm įmonėm, kad duomenys skaičiuojami proporcingai turimam balsų skaičiui. Taigi tas skaičiavimas principas būtų net prieš pildant deklaraciją turbūt paprasčiau, visgi yra pasibraižius schemutės susidėlioti savo dydžius proporcijom, ar Excelį įsivedus formulytę susiskaičiuoti, ką jūs iš tikrųjų kokį dydį turite, jeigu turite daugiau ypatingai negu kelias įmonės. Taigi, kaip matom iš pavyzdžio, pavyzdys būtų toks, jūs esat pareiškėjas ir 60% akcijų turėtų B jūsų įmonės, toliau B įmonės akcininkai būtų C ir D atitinkamai turintis po 32-27%. Tai kai atliktumėt vertinimą, suprasime, kaip pažodžiui sakiau, A, jūs pareiškėjas su B turite daugumą, kaip matom, virš 50%. Tas ryšys yra susijusios įmonės, dėl to A ir B duomenys sumuojami 100%, tuo tarpu B ir su C ir B su D atitinkamai, kaip matom, nuo 25 iki 50% ryšys ir duomenys sumuojami proporcingai, jau 32 ir 27% atitinkamai C ir D įmonių akcijų. Taigi, kaip matom, tas partnerinis yra dėkingas ryšys tom, kad yra tik proporcingai turimai valdomai daliai prisideda skaičius. Kita situacija yra sudėtingesnė šiek tiek, bet vėlgi, kad neįsitrauktumėt tokių įmonių, kurių nereikia SVV deklaraciją, turite įsivertinti tai, kad, kaip matom, iš pavyzdžio panaši situacija pakankamai tiek B ir C jūsų akcininko, kuris turi po 38% dalių jūsų įmonėje, tuo tarpu B su D, kaip matom, sieja susijusios įmonės ryšys, dėl to kairis stulpelis B su D skaičiuojamas 100% duomenų jų dedant, dauginant iš koeficiento 0,38. Ir tokiu būdu susideda. Tuo tarpu, kaip matom, reglamentas mums pasako, kad partnerinių ryšių per partnerinės nėra skaičiuojami. Tai reiškia, kad jeigu jūsų, kaip matom, C ir E jau ryšys yra partnerinis ir jūsų A su C yra partnerinis, tai E jau jūs nebetraukia duomenų į SVV deklaraciją. Tai vėlgi siūlyčiau pasitikinti ir neįsitraukti tikrai įmonių be reikalo, vėlgi pasididinant savo statusą. Ir vienas sunkesnių momentų, kuris pasitaiko ypač neretai su ne Lietuvoje registruotom įmonėm. Ir jums gali taip atrodyti, kad iš pažiūros pareiškėjas A yra nei turi partnerinių ryšių, nei susijusių įmonių ryšių ir juose akcininkai B, C ir D atitinkamai turi po 20%. Net jūs galit matyti, tarkim, jeigu užsieniečiai akcininkai pas jūs atvažiuoja balsuoti ir viskas labai yra gražu, visi trys atvažiuoja, B, C, D atskirai, jie balsuoja, tuo tarpu reali situacija gali būti tokia, kad jos tarpusavyje, tarkim, Olandijoje registruota B, C ir D ir turi atitinkamai tų įmonių akcijų per viršų susietosios įmonės, B, C ir D yra susijusios, sudaro vieną ekonominį vienetą. Tokiu atveju išeina tai, kad tas vienas ekonominis vienetas B, C ir D turi ne po 20 kiekvienas atskirai, o realiai 60% jūsų balsų. Ir tokiu atveju čia yra, na, aš taip vadinu, užslėpti atvejai arba užsislėpę, kurių, na, plika akim kartais negali pasakyti, bet jeigu jūs, kaip sakiau, vadovausitės prieš tai pateiktų mano siūlymų, jeigu klausėt akcininkų, kokius jis dar turi akcijas, tai iš karto turbūt pamatytumėt C ir D, jeigu jis, aišku, jums pateikti tas duomenis. Tai vėlgi ir tada galėtumėte jau įsivertinti, kad į SVV deklaraciją reiktų įtraukti visas šias įmonės, kaip susijusias.
Taigi, turbūt tiek būtų iš mano pristatymo dalies. Dar kartą jūsų tikrai paraginsiu, kaip įmanoma atidžiau pildyti paraiškas, tiek SVV deklaraciją, tiek vienos įmonės deklaraciją ir pasitikrinti dėminimis likutį ir ar sektorius atitinka. Tas, kuriam taikomas reglamentas. Aš norėjau paklausti, kokie kriterijai taikomi dėl įmonės veikimo. Ar turi būti kažkiek metų veikianti, ar naujai sukurta gali būti? Čia, žiūrėkit, dar bus papildomi reikalavimai, kurie dar papildomai plus taikomi. Jeigu žiūrint iš jūsų ten kriterijus iš pagalbos, kur aš sakiau, ar jūs atitinkat ar ne, svarbiausia, ar jūs nebūsit tuomet patirianti sunkumų įmonė. Tai mūsų iš tos pusės žiūrėtume. Tai jeigu būtumėt praradę daugiau kaip pusė įstatinio, tai automatiškai gali daugiau kitų kriterijų ir nebesiklausyti. Tai kaip pavyzdys buvo įstatinis 10 000 eurų, mes žiūrim nuosavybei dabar yra, tarkim, 2000 eurų lygiai. Tai yra praradimas 5 jau kartus jūs praradot. 5 liko 5/5, taip įvardinčiau, net mažiau nei pusė, tai jūs laikomi sunkumų. Jeigu jūs neįsitaisysit iki paraiškos teikimo tos paskutinio ketvirčio atskaitumai, matysim tokius duomenis, tai jūsų automatiškai paraišką atmesime. Tai dėl to aš ir sakau, kad pradžiai jūs įsitikinkite, ar apskritai gali teikti, tuomet jau antroji daly bus tikrai aktualus pristatymas. Nes dabar jūs galit antroji daly, jums viskas tinka, viskas labai gerai, bet jeigu jūs netistiksit šitos dalies, kurią pristačiau, tai nėra prasmės teikti paraišką. Tai dėl to siūlau labai įsiklausyti mano dalį. Čia yra toks, sakyčiau, kaip supaukščiavimas, ar tikrai atitinkat, toliau žiūrėti papildomus jau reikalavimus. Aš turiu klausimą dėl laikotarpio. Tai vienos įmonės deklaraciją pildant dėl de minimi, ar ne, sumos, mes imam 3 metus. Tai būtų šiuo atveju 15, 14, 13 Taip. duomenys. O SVV deklaraciją imam 15 metų, ar ne? Taip. Tik taip. Jeigu su finansiniais metais sutampa įmonės kalendoriniai metai. 15 gausis, praeitą patvirtinta atskaitomybė dar nebus, nebent bus. Deminimis tikrinimui imsim 16, 15, 14. Tai per 3 paskutinius finansinius metus. Aš turbūt paklausiu. Taip, 3 paskutiniai finansiniai metai. Finansiniai metai. Tai yra su finansiniai susieta įmonės metais. Tai jeigu su kalendoriniais metais, tai atitinkamai 16, 15, 14. Dar dėl SVV pildymo. Dabartinė naujoji forma reikalauja 3 metų. Jinai jau taikoma ar senoji? Na, Ūkio ministerija patvirtino tokią formą, kuris įgalioja, jeigu neklystų, nuo naujų kvietimų jau. Šitas naujas kvietimas patenka į tą dalį ir jūs turėtumėt pildyti naują formą. Na, niuansas yra labai komplikuotas šiai dienai, aš taip galbūt jau ir vardinčiau, nes įstatymas nėra pakeistas. Kaip aš sakiau, išėjo galbūt geri norai anksčiau galbūt negu kad įstatymas. Ir dėl to truputį niuansas susidaro, kad jūs ją užpildysit. Bet duomenys svarbiausi, manau, kurie bus šiai dienai, visgi bus paskutinių finansinių metų duomenys. Tai klausimas vienas, ta prasme, pagrindinėti 2.14 ir 2.13 nebus prašoma. Ta prasme, ten darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos ir panašiai. Nes statusą vis tiek reikia pažymėti, ta prasme, toj deklaracijoje, kaip bebūtų. Siūlau vertinti pagal paskutinių finansinių metų statusą. Paskutinius finansinius metus šiai dienai. Na, neturim mes nei dabar pildymo instrukcijai, nei įstatymė nuostatų, kurios leistų vertinti daugiau nei 1 metus. Šios pildymo instrukcijos patikslinimo tikslas buvo ir noras, kad įstatymas bus taip pat patikslintas, kuriame bus nustatyta galimybė vertinti daugiau nei 1 metus. Tai labiau atitiktų
komisijos rekomendacijos 2.3.361 nuostatas, atitiktų reglamento 651-2014 pirmo priedo nuostatas, na ir bendra turbūt europinė dvasia labiau atitiktų. Tai dėl to įmonės neįgytų, tai nei prarastų ten to statuso taip greitai, kaip įvyksta šiuo metu. Tai sunku dabar būtų pasakyti po pokyčių, kokie bus pokyčiai. Nes kelias tas, kur ėjo, tikrai, aš žinau, nelengva ūkio ministerija ir stengiasi įstatymas, kad jisai pasiektų, jisai yra pasiekęs Seimą, bet tą komentuoti niekaip negaliu, kada jisai bus priimtas. Tai dėl to sakyčiau, mes dabar esam tokioj, šiek tiek pakabintoj būsenoj, bet manyčiau, kad visgi turėsim vertinti pagal paskutinius finansinius metus, nes aš nematau kol kas opcijų kitaip daryti. Nes taip aprašas nustato, kad pildyti turit pagal tą instrukciją, to instrukcijai forma yra tokia tai ir kitų galimybių, ko gero, nelabai yra šiai dienai. Kitas atvejis, mes niekada negalim būti tikri, kad nevyks taip, kad, tarkim, tas įstatymas nebus priimtas pakeliui jums pildant deklaracijas. Tai jeigu bus pildant deklaracijas, tarkim, simuliuojam situaciją, kad po mėnesio priimamas įstatymas ir jis įsigaliojo ten dar po savaitės, kaip pavyzdys, tai mes tuomet taikysim jau įstatymo nuostatas. Tai dėl to aš nenorėčiau vėlgi ir garantuoti, kad nebus to įstatymo ir kad jūs ten žiūrėkite, labai pildykite ten, nežiūrėdami iš tikrųjų, ką jūs ten rašot. Tikrai siūlyčiau supildyti, maksimaliai tiksliai tos duomenys. Jeigu įstatymas bus visgi priimtas, kuris nustatys pareigą žiūrėti daugiau nei 1 metus, tikrai tuos duomenys mes labai atidžiai vertinsim. Tai situacija tokia yra, sakyčiau, patys suprantat, nuo mūsų nepriklausanti ir net nuo ūkio ministerijos nepriklausanti šiai dienai, turbūt nuo Seimo. Tai ar pakankamai tuomet aišku, tai pildom vis tiek tokią, kokia yra, nes to reikalauja tiek aprašas, tiek pildymo instrukcija, bet sakau, šiai dienai vertinimas pagal 1 metus, pakeis įstatymą, vertinsim daugiau nei 1 metus. Sekundę galit mikrofoną, kad girdėtų ir internetu. Norėjau pasiteirauti, minėjot apie lydraštyje įrašymą informacijos apie veiklos nevykdančias susijusias įmonės. Tai tokiu atveju SVV deklaracijai turėtum nurodyti duomenis, tarkim, nulinius, jeigu ten nėra vykdoma, ir papildomai dar būtų ir lydraštyje pageidautina pažymėti, kad LVP nebekiltų klausimo, kas tai per įmonė, tarsi, kad ten nebūtų giliau dar gilinamas ir gaištama prie tos įmonės laiko. Jeigu tai nebūtų sudėtinga, tai tikrai mums pagelbėtų ženkliai, nes nereikėtų mums teikti papildomų užklausimų ir ten gauti tos informacijos. Kodėl tokie skaičiai yra, arba, kaip pavyzdys, apskritai būna neįtraukiamas tam tikros įmonės, nes galvoja, jos nevykdo veiklos ir netraukiam. Iš mūsų situacijos supraskit, tai gali atrodyti taip, kad, ta įmonė galbūt vykdo, jinai neteikia galbūt registrų centrui duomenų, kažkokių, gal jo yra iš tikrųjų ir darbuotojų, gal yra kažkokios ir apyvartos. Ir čia yra didesnė ta situacija, kai mes pradedam ieškoti ir gaišti laiką. Tai jeigu, mūsų noras yra tai, kad kas yra registrų, bent jau prieinamos sistemose, registrų centre, ir matom, tos įmonės nėra uždarytos, nėra likviduotos, kad ta informacija vienokiu ir kitokiu būdu būtų mums pateikta iš karto, tiek, ar kokia be forma jį bebūtų, kad mes jau žinotume, kad jūs traukėt arba netraukėt dėl vienu ar kitų priežasčių. Tai, tikrai pagreitintų vertinimą. Ir jums turbūt irgi papildomai vėlgi aiškintis reikėtų vėl žiūrėti. Tai vieną kartą, jeigu jūs pažiūrėsit tiksliai, tinkamai, maksimaliai, tai būtų daug tikrai lengviau ir siūlau, jeigu matot kažkokių yra neiškumų, ar jums jau reiktų ją įtraukti, pavyzdžiui, ar nereiktų traukti į lydraštį. Ir šitai vėlgi siūlau kreiptis į komunikaciją verslo paramos agentūrą, užduoti elektroniniu paštu arba skambinti, ar tiesiogiai galit net skambinti komunikaciją ar mano kontaktus ir klausti tą situaciją, kaip ją atspindėti. Tai prašyčiau tą padaryti maksimaliai iki paraiškos teikimo, nes sakau, norėčiau, kad mes visi LVP norim, kad jūsų maksimaliai būtų sukomplektuotos, kad tas vertinimas tikrai nedidelių sumų įvyktų maksimaliai greit ir
ir netrodytų taip, kad po to iš mūsų pusės, kad, na, žiūrėkit, sumos labai yra mažos, o jūs žiūrėkite, biurokratai, kaip matot, užtruko ten pusę metų vertindami tos duomenys. Na tai, aišku, mums yra nemalonu ir vėlgi tai akivaizdžiai neefektyvu būtų. Tai kad būtų, sakau, maksimali sinergija tarp mūsų, na, padarykite tą savo darbo dalį, o mes tikrai pasistengsim savo maksimaliai tada tikrai greit atlikti. Ačiū. Aš dėl dėminimis pagalbos dar norėčiau paklausti, nuo kada skaičiuojasi nuo sutarties pasirašymo dėminimis pagalba, ar nuo metų pradžios? Tai yra, jeigu kovo mėnesį pasirašyta sutartis, tarkim 2014 metais. Dėminimis pagalba yra vertinama ne nuo sutarties ar nuo kažkokio kito, nuo dokumento, kaip reglamentas tai vardino, nuo teisės gauti paramą datos, yra suteikimos dydis skaičiuojamas. Tai dažnai yra būna painimas su mokėjimo momentu, išmokėjimo, būna ta situacija, kad sako, aš nesu gavęs, tarkime, esu pasirašęs. Tai skirtingos institucijos skirtingai, na, vertinimo, kas tas momentas, neskirimo. Tai tam tikrų atveju gali būti sutartis. Jeigu tai yra LVPA, kaip pavyzdys atveju, mes vertiname, kad momentas, į kurių įsigyja teisinį pagrindą gauti ją, yra ministro įsakymas. Nesutartis su mumis parašyta įsakymas. Tuo tarpu, tarkim, teikiant pagalba yra būna teikiama, na, per kitus vienetus, tarkim, netiesiogiai mūsų yra priemonės, kuriuose mes teikiam paramą pareiškėjui, ten per asociaciją kaip pavyzdys, o asociacija jau teikia kažkokiam ūkio subjektui jau paramą. Tai jinai būna du momentai. Būna vienas, ta asociacija gali direktorius, pavyzdžiui, įsakymų surašyti, kad, na, tam tikra įmonė yra skiriama, bet dažnu atveju jie sudaro susitarimą, kad jums bus, tarkim, ten 14 metais sudarimo yra skiriama iki ten 100 000 pavyzdys eurų parama. Tai tuo momentu, jeigu pas jos nėra įsakymo, tai sutartis bus tas momentas, kada jūs įgijo teisę ją gauti. Ir ji bus traukiama automatiškai į dėminimis registrą. Toks sprendimas greičiausiai bus tai datai ir nustatyta, kad jums suteikta suma yra ta vertė, kuri yra įrašyta sutartyje jūsų. Supratau, dar vienas klausimėlis. Dabar tokia konkreti situacija. Per 3 metus įmonė yra gavusi 150 000 eurų pagalbos, tačiau dabar dalyvauja naujų galimybių paraiškoje ir atsakymų kol kas kaip ir nėra sprendimų. Tai dabar ar yra prasminga čia dalyvauti, ar kaip skaičiuosit, kaip žiūrėsit ir kaip šitą traktuosit? Yra situacija kokia, kaip vyksta agentūrai vertinimas, trumpai, dėl dėminimis pagalbos dydžio, ar ne, kai įvertinamas visas paraiškas, kai jos nustatomas, kad jas yra tinkamos finansuoti, įvyksta dėminimis pagalbos rezervavimas registre. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs prašėte, turėjote 150 000 eurų, paprašėte, tarkim, 45 000, tai kai bus baigtas, aš negaliu atsakyti, kada konkrečiai jūsų paraiškos tinkamumas finansuoti vertinimas baigtas, bet kai jeigu būsite įvertinti, kad tinkami esat gauti paramą, jūsų paramos dydis, tas 45 000 registrė bus registruotas kaip rezervuota suma. Na, dabar klausimas, ar jūs gausit ar ne. Tai šitoj vietoj ten yra reitinguojami projektai. Ir klausimas vėlgi yra jau toksai, kada tas įvyks turbūt, jums turbūt yra svarbiausia. Tai aš nežinau, negaliu komentuoti, reiktų kažkokiu būdu visgi klausti su tais asmenim, kas vertina jūsų paraišką, kada bus tas atsakymas, nes jūs tam tikru atveju gali būti, kad, na, vis tiek galbūt tam tikrą indikaciją gal jums duos, kad, na, jūs didelė tikimybė, tarkim, kad gausit, na, pasako. Tai, na, tuomet, ko gero, nelabai būtų efektyvu pildyti. Iš esmės paraišką. Savo riziką tada planuotis. Tada tokia gaunasi kaip ir jūsų rizika, nes jūs jau papuolate tokią, na,
pilka šiek tiek vėlgi zona, kurioje neaišku, ar bus ar nebus. Na, kita vertus, galbūt jūsų atveju, ar tikrai jūs esate prieš tai visą išnaudoję de minimis pagalbą, kurią gavote. Jeigu gali būti situacija tokia, kaip pavyzdys, dar viena opcija jūsų, pavyzdžiui, atveju. Tarkim, 150, ką jūs prieš tai esat gavę, jums galėjo būti sprendimas suteiktas tokiam dydžiui. Bet klausimas, ar jūs ją išnaudojat? Tikrai visą. Nes yra momentas toks. De minimis pagalba, kaip mes ją sutarkim, naujų galimybių 45 000. Mes nusprendžiam, kad taip, jūs tinkami, pavyzdys, finansuoti, suteikiam 45 000 eurų paramą. Įsakymas priemas ministro 45 000, jie yra registruojami į valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos registrą. Tačiau įmanoma situacija, kai jūs neišnaudojat 45, tarkim, atsisakot kažkokios parodos ir realiai panaudojate tik 35 000 ir sakot, na, atsisakau, man tikrai nebeįdomu daugiau, nebevažiuosim į parodą ir prašau tą išbraukti iš tinklo. Mes išbraukiam, baigėsi tas projektas ir būna situacijų, kad dažnai, ko gero, tais atvejais, kai sumažėja, nesikreipia į mūsų su prašymu sumažinti iš tikrųjų suteiktos pagalbos dydį. Viena iš opcijų, jeigu jūs tikrai nepasinaudojate to sprendimu, visą sumą, kuri buvo suteikta, kreiptis į pagalbos teikėją ir prašyti jo, kad kreiptųsi į konkurencijos tarybą su prašymu sumažinti pagalbos registruotos de minimis registre dydį dėl to, kad jūs neišnaudojat visos sumos. Tačiau galima tokia galbūt opcija, jeigu jūs nesat išnaudojęs viso to, kas jums buvo paskirta. Tai čia yra viena iš opcijų. Jeigu esat, rizika jūsų. Dar niuansų gali būti su datom. Kaip pavyzdys, pirmais metais klausimas, kada faktiškai buvo suteikta de minimis paslauga. Nes jeigu kalba apie naujos galimybės gali būti išnaudotas per 2 metus, tai 18 metais bus parama gauta, o ne sutarties pasirašymo data. Dar kartą noriu pasikartot, kad de minimis pagalbos dydis suteiktos vertinamas pagal momentą ir skaičiuojamas, kuriais yra suteiktas, nesvarbu, kada yra išmokėtas. Tai nuo mokėjimo nepriklauso. Tai jeigu jūs turit sprendimų šiai dienai, nes čia buvo toks klausimas ir labai įdomus pakankamai per komisijos sistemą, kad viena šalis sako, na tai gerai, čia 200 000 ten per 3 metus galima, tai mes norim duoti vienai įmonėliai 400 000, bet per 6 metus išmokėsim. Tai, na, akivaizdžiai komisija pasakė, palaukit, žiūrėkit į reglamentą. Reglamentas pasako labai aiškiai, suteikimas nuo mokėjimo yra atskirti momentai ir suteikti niekada negali daugiau kaip 200 000. Tai vadinasi, nuo mokėjimo jis yra visiškai atskirtas. Tai jeigu suteikimo momentu jau yra suteikta, dabar būtų, kaip šito pavyzdžiui, būtų 195 000, lieka 5 000 erdvės. Klausimas, kita vertus, galbūt blogiausiu atveju tai turėtumėt, na, ne maksimalią sumą, galbūt 5 000 eurų paramos. Tai parašyti galima 10, na, rezultate galit pasibaigti su 5. Tai, na, tai vėlgi nebūtų visiškai niekinis šioje vietoje darbas. Blogiau, jeigu būtų jau 200 ir jūs teiktumėt, tai tada visai nueitų per nieką. Dar turim kelis klausimus internete. Iš internete žiūrinčiųjų, tai pirmasis, kokie paieško šaltiniai naudojami nustatyti sąsajas tarp įmonių? Kaip atstovaujantis konkurencijos teisę, taip, negalėčiau pasakyti, kad galėčiau įvardinti vieną iš jų, bet paieškos sistemos naudojamos, kurios papuola į 10 populiariausių paieškų. Pirmas dalykas. Antras yra naudojama viešai prieinama juridinių asmenų duombazė, kurioje yra pateikiami vėlgi ir akcininkai, ir akcininkų protokolai, ir įstatus juos galima išsitraukti. Na ir vėlgi, kaip sakau, visas platus internetas ir ta informacija, netgi kuri yra viešai skelbiama pačios įmonės, ji irgi taip pat gali būti panaudota siekiant nustatyti statusą. Negali būti situacijų tokių, nu tai ta prasme, mūsų yra tikslas, kad nustatyti tikrai tą dydį ir, na, jeigu jisai tas
pareiškėjas rinkoje yra ryklys, o pas mus ateina, sako, aš ten mažas krusdeliukas vegetaras, žinokit. Ir aš matosi pagal visą viešai prieinamą informaciją, kad tai yra akivaizdžiai įmonių grupės dalis. Turim tokiu atveju, na tai tikrai, galiu pasakyti, įdėsiu 100% žinių ir gebėjimų, kad, na, parodyti, kad iš tikrųjų tai yra ryklys. O kokie tai šaltiniai bus, tai bus maksimaliai prieinami mums, tai kaip ir sakiau, tiek viešai juridiniai registrai, tiek Lietuvos, tiek užsienio, kuriuos mes prieiname. Antrasis klausimas. Deminimis išnaudota 2014-2016 metais. Ar dabar galima teikti paraišką, nes tikėtina, kad sutartis bus pasirašoma 2017 metais? Vėlgi vienas iš tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų bus, ar yra galimybė teikti pagalbą, ar nebus virštas 200 000 ribos limitas. Tai ko gero vertinimo momentui visgi mes turim vertinimo momentą žiūrėti, nes vertintas turi užpildyti ataskaitą ir pasirašyti, kad taip jisai turi teisę tą gauti. Tai šiuo atveju turbūt susiklosti situacija, kad mes negalėtume užpildyti tokios kaip tinkamos paraiškos, na ir dėja ko gero, kaip? Jeigu tinkamumas bus 17 metais, tai galbūt vertinimo organizatorius tegul pakomentuoja, kada pildys tą tinkamumą, nes jeigu pildymas, aišku, vyktų 17 ir tas likutis atsilaisvintų, tai kaip ir įmanomas, ko gero, būtų dalykas, kad pateikus paraišką vėlgi jisai atsilaisvins ir turės galimybę gauti tą pagalbą. Taip, pagal finansinius metus, tai sausio 1 jisai ir atsilaisvintų. Gerai, ir paskutinis dar klausimas, po to galbūt jau atskirai galėsit Gyčio paklausti, jisai dar bus per pertraukėlę. Kada fiksuojamas SVV statusas paraiškos teikimo dieną už paskutinius metus, jeigu, pavyzdžiui, įmonė 15 metais buvo maža, o 16 spalio mėnesį jau vidutinė? Tai toks klausimas. Iš tikrųjų labai priklauso, kokiu būdu jinai tapo vidutinė, ar pati užaugo, ar įvyko įsigijimai. Jeigu viena įmonė įgyja kitą, tai jos statusas keičiamas nedelsint. Taigi pavyzdys, jeigu aš turėjau vieną įmonę, kurios darbuotojų bus skaičius 30 ir įsigijau dar kitą, kurios 30-16 metais, tokiu atveju vėlgi jinai bus laikoma jau kaip vidutinį statusą, kadangi turės daugiau nei 50 darbuotojų. Kita situacija, kaip sakau, yra vertinama visgi pagal paskutinės patvirtintas finansinės atskaitomybės duomenis ir jeigu pagal juos matysim, kad jinai nėra dar vidutinė, tai turbūt tą statusą jinai išlaikys.